Labą dieną. Šiandien keisiu granulinio katilo. Automatinio granulinio katilo. Savaiminio išsivalymo spyruoklis. 2 vienetai nulūžo po 7 metų darbo. Parodysiu, kaip jos keičiasi. Čia yra spyruoklės, 2 naujos. Su tokiais galais, kurie kabinasi, kad jie valytųsi. O čia yra nulūžus. Nulūžęs galas šito kablio. Nežinau, iš kurios pusės, tikriausiai šitos. O darbo nekilnojasi. Kur degimo kamera. Taip. Jo reikia prieiti dabar iki degiklio kameros. Kitos kameros. Čia va atsidaro. Tai yra šitoj va vietoj. Šitoj va vietoj yra tos spyruoklės. Nežinau, ten debesis jų. Paskui paskaičiuosiu. Prieisim per viršų. Nuimsiu šitą dantį. Suktuvą suksiu. Ir prieisim. Taip. Nusukau 6 vaštus, 2 apatinių nereikėjo nusukti. Kas išėmas padarytas, nusėmė tą plokštę. Taip va, iš viršaus dabar reikės mums atsukti dar 6 vaštus su 13 raktų. Ir prieisim be spyruoklių. Čia jos yra 6 arba 8, neatsimenu dabar tiksliai. 2 keisiu. Gal 1, neatsimenu irgi. Žodžiu, parodysiu. Nusuksiu šitą dangtį. Va, žiūrėsim. Dangtis. Iški prikepęs. Užkišau atsuktuvėlį. Ir lygiai. O, nuimam. Va, matosi viršutinė degimo kameros dalis. Čia yra tas toks nedegi medžiaga, neatsimenu. Taip, žodžiu, kaip čia vyksta viskas. Čia va, ten sukasi variklis, perduoda per tokį štoką ir stumdo šitą. Šičias tas štokas stumdo, ten tokį kitą štoką. Žodžiu, čia kilnojasi. Kilnojasi. Kai kilnojasi tos spyruoklės pirmyn atgal ir tos vamzdžius valo. Kaip sakiau, 6, 8. 1, 2, 3, 5, 6. Ir va čia va jau iš tą nulūžus. Iškrentus galinį. Dar kitas reikės patikrinti, kurios taip. Čia tie vamzdžiai kilnojasi spyruoklės ir tas vamzdžius į šitą vietą. Vyra visas. Visa š. Ten matosi. Ir čia valosi. Vienas yra valymo konteineris čia, o čia nėra konteinerio, čia tiesiog pribyra per ventiliatorių eina į kaminą. Dar reikės kaminą išsivalyti. Zadėlka tokia. Galėtų čia būti stalčius kažkoks išėmimų. Žodžiu. Tvarkom tai. Žodžiu, nusiėmiau dangtį. Teko nusiimti dangtuką. Tai jau va čia tiek visokių. Čia matras va šitas suka šneka, kur padavinėja granulės. O šitas kur valo. Va toks varikliukas mažas. Sukasi reduktorių. Čia va reduktorius. Per tokį įrengelį kilnoja šitą štoką. Šitą ilgą štoką kilnoja. Čia jis pirmyn atgal. Per šitą. Sukasi. Čia sukasi, o čia kilnojasi. Per traukutę.
tos spyruoklės pirmin atgal per šitą visą kamerą. Išsivalo tie visi suodžiai. Ir sukrenta čia į apačią per ventiliatorius. Per ventiliatorių pritraukia į kaminą. Ten irgi pilna suodžių. Žiūbiški nedadėlka tokia. Tai va, gerai. Bandysiu šitą nuimti. Gal ištrauksiu. Skau varžtą, atlaisvinau traukę. Išėmiau šalutinę tokią. Ir šitą bandysiu ištraukti. Tiesiog varžtas įvarytas į heliną. Bandysiu ištraukti varžtą. Pist. Tas varžtas nudūdintas. Ir turėtų išsitraukti. O! Viskas išsitraukė. Gerai. O. Pist. Ištraukiau. Reikės nuvalyti paskui. Ištraukiau. Ir atsilaisvinau. Čia šitas mano. Dabar galėsiu aš jas visas iškelti viršų. Gerai, čia visas 5 geros spyruoklės. Tai aš neišiminėsiu, paskui bus sunku kišti. Tai dėsiu naują per viršų. Čia kabinsiu prie tos gavimos vietos. Nežinau, kaip dar užkabinsiu iš čia. Kabinsiu. Aišku, ne dar per ilgą biškį. Reikės pripjauti. Išsiėmiau vieną kaip pavyzdį, nes pjauti matau. Man kiek ilgesnė, mano originalas. Tai rankytės, tai jo gerulės. Žodžiu, pripjausiu pagal ilgį ir įstatysiu. Padariau dabar. Pagal kaip priklauso. Atsipjovė kokią. Kokie 25 cemai. Išvarinėjau. Kažkaip jos pritaikytos. Ne tik mano taikytos. Bet ir kažką. Tokiam šitas ilgesniais tais. Oi, reikėjo čia biškį kaip sakant, pavargt. Kol aš įbūdau jas. O, dabar viskas vaikšto. Viskas. Jau turiu vieną turbinę, kaip sakant, požarnąją, kaip sakant. Biškį pajudinau vožtuvėlį, pradėjo leisti. Ne, žiūriu, pasipėčiuoti. Vieną išlindus, bet būna išlindus. Viskas gerai. Viskas gerai. Čia pati apatinė pozicija, tai jos kilnosis. Ok, pribirėjo šuda visą. Nu ką, dėsiu dabar šitą kaištį, dėsiu fiksavimo varžtą, gal rasiu naują, įstatysiu traukę atgal į vietą. Ir viskas, pasvirbliosiu ir bus, manau, čia, žodžiu. O šitas traukė turi būti būtinai šitoj pozicijoj. Nes šitoj pusėj nenori būti. Tada logiška. O čia dėsiu tą patį varžtą. Čia turi būti. Va, skirutė. Sutepti. Ir viskas. Į viršų biškį patekau. Spyruoklės pilnoj.
Tokiu būdu savaime valosi, programuota automatiškai. Valdiklyje laikas nuo laiko, kad išsivalytų. Tai va, kaip ir viskas ok. Dar prasiurbliuosiu, surinksiu atgal ir viskas. Galima bus pabandyti. Va. Išsivaliau šičia, kur buvau nusiardęs. Išsivaliau visą degimo kamerą. Biškį liko tokių smulkmenų. Tačiau byra granulės pro čia. Čia pribyra. Ten yra kaitinimo elementas ir čia va, šito vietoj viskas dega. Čia yra peleninė rankinė, kurią ištraukti reikia. O čia, kur automatiškai valosi, ir nėra peleninė. Žodžiu, konstrukcija. Galiu pasakyti, kad lenkiškas katinas. Nu, ką žinau, 8 metai veikia. Ok, nu ką, spyruoklės pečių pakeistos, pečius išvalytas, viskas čia sutepta, sutvarkyta, pasižiūrėjau veikia, jų dar nejungsiu kol kas. Žodžiu, dar reikia pasikeisti kaip šitą smūginį vožtuvą, nes leidžia. Tai va, dar pasikeisiu tą vožtuvą. Ir dar vienas didelis dalykas, reikia išsivalyti kaminą, nes bus ten nuo tų šiukšlių visų, nuo tų pelenų, kur pribirėja, bus prinešta visas tas kaminas. Iš pečiaus eina. Žodžiu, tą dar išsivalysiu ir viskas. O ateityje žiūrėsim, gal keisim kažką tai į atsinaujinančius energijos šaltinius. Bus matyti. Tai tiek. Žodžiu, ką mokėti belia kokius pinigus, jeigu bent kažkiek tai laikęs rankose kokį nors raktą, tai manau pasikeis galima tas spyruokles pačiam. Ką? Making goodas daro. See you later.